Dievui pasakiau, viešpatie, jaučiuosi vienišas, aplink mane žmonės, bet viduje tyla. Kartais atrodo, kad niekas manęs negirdi, kad niekam nerūpiu, ar tu mane girdi? Dievas man atsakė, aš girdžiu tave, kiekvienas tavo atodūsis man žinomas, kiekviena tavo ašara man brangi, aš niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Hebrajams 13 skyrius 5 eilutė. Tada paklausiau Dievo, bet kodėl taip sunku, kodėl jaučiuosi pamirštas, net nereikalingas, kartais atrodo, kad niekas nesupranta, kaip jaučiuosi. Dievas atsakė, aš suprantu, aš buvau atstumtas, vienišas sode ir ant kryžiaus, aš pažįstu tavo skausmą, kai esi palūžęs, aš esu arti, kai tave palieka žmonės, aš tave priimu. Su giliu apmaudu pasakiau, viešpatie, bet aš net nepajuntu tavęs šalia, kartais atrodo, kad meldžiuosi į tuštumą, kaip žinoti, kad tu esi. Tada jis atsakė, tavo tikėjimas nėra pastatytas ant jausmų, bet ant mano pažado. Aš sakiau, aš esu su tavimi per visas dienas, ne tik džiaugsmo, bet ir vienatvės akimirkomis. Tu negali matyti manęs, bet aš laikau tave. Tada paklausiau, ką daryti Dieve, kai širdis nori meilės, artumo kažko tikro žemiško. Jis pasakė, tavo troškimas būti mylimam yra šventas. Aš jį pats įdėjau į tavo širdį, bet joks žmogus negali užpildyti tuštumos, kuris skirta man. Leisk man būti tavo ramybę, tavo atramą, kol atnešiu tau tai, ko tau reikia tinkamu metu. Tada aš pasakiau Dievui, ačiū, kad nepalieki, padėk man pasitikėti tavimi ir kai nejaučiu, ir kai nesuprantu, mokyk mane mylėti save taip, kaip tu mane myli. Dievas man patikino, tu esi mano išpirktas, brangus, nepamirštas. Tavo vardas įrašytas mano delne, aš esu su tavimi dabar ir visados. Amen.